Esu kažkur Albanijos kalnuose dabar. Nu tai ką, sveiki, esu dabar Tiranoj, Albanijos sostiniai. Esu suplanavęs varyt kažkur toliau iš miesto, ten kažkur link kalnų. Ir ten turiu tam tikrų planų, apie kuriuos papasakosiu šiek tiek vėliau. Bet pirmą, lekim į miestą pasižiūrėti. Ką, varom. Čia va iš karto batukai padėti. Čia vėl tas pats šuniukas, vakar kai vakare atvariau buvo. Visą va ant sulutės kimarina. Einu pešiom dabar iki centro, vakar eidamas mačiau ten tokia piramidė yra, tai pabandysiu užsilipti. Tai va, pačiam Tiranos centre yra tokia piramidė, galima tiesiog užsilipti. Nu visai kaip Egipte čia. Ten toliau ir pagrindinė mečetė matosi, tai galvoju nueisiu ten po to. O šalia toks televizorius, matos laikai turbūt, kada galima mečetę nueiti, kada kas vyksta. Naičiu vidų, bet biškį nepagalvojau su šortais visą, tai nelabai išeis dabar. Dabar varau įsimt grinų pinigų, pasigauti taksą ir lėkti iš miesto kažkur į kalnus. Pasiėmiau 30 000 lekų, kas yra apie 30 eurų. Tai va atrodo gryni pinigai. Hello. Tai va, esu dabar kažkur Albanijos kalnuose. Tai planas yra dabar toks, tiesiog eit čia pagrindiniu keliu. Porą objektų esu šiaip pasižymėjęs. Gal kažką dar pamatysim. Tai va, bet šiaip noriu surast bunkerių. Žinau, čia bunkerių yra tūkstančiais. Tai tiesiog eisiu ir aš manau, jie čia bus kažkur vis tiek. Kalnų papėdėse, tipo. Tai taip, pagrindinė priežastis, dėl ko aš visą čia atvariau toliau nuo miesto, kažkur į kalnus. Tai suras kažką labai tokio specifinio. Tai, jei nežinojot, Albanijoje yra virš 170 apleistų bunkerių ir jie dar yra visai gerai išlikę. Tai varom paieškoti. Šiaip tai geras oras tikrai, nes ryte tai baisiai karšta buvo. Čia dabar aukščiau pakilau, tai ir saulės nėra ir ne taip karšta, kokių, nežinau, 18 laipsnių gal. Biškį mažiau, tai pats tas dabar. Tuoj turėčiau išeit tokį kaip ir kelią. Tai tiesiog palei jį ir eisiu. Nes dabar tai šiaip taip atrodo. Čia du keliai dabar yra. Galvoju, pirmą einu tenai, atėjau turbūt iki pačio viršaus. Tai nežinau, ar eisiu. Tai va, realiai galima iki pačio viršaus tenai užsilipti. Bet čia reiktų, nežinau, valandos, dviejų kokių. Ir ten tolumoje jau matau kažką. Bandau tada eit. Pažiūrėsim. Šiaip baisu tik šunų. Nes Albanijoje labai daug benamių šunų. Tai nelabai būtų faina sutikti.
Nu, bandom eiti. Naup, aš tik atėjau prie hatos. Iš karto šuo prisistatė. Bet toks nepasirodys labai agresyvus. Bet tai vis tiek, blemba, kažkaip nesinoriu rizikuoti. Nes kai mieste jie vaikšto, tai vis tiek pratę prie žmonių čia kažkur tiesiog middle of nowhere. Tai gal nerizikuosiu. Varau bunkerių, dabar ieškoti turėtų kažkur irgi šalia būti. Aišku, čia nelabai kas likę vidai. Aš jį toliau kalbėsiu, nes gal galimai šuo. Tai va, toks putukas, nieko ypatingo. Varau toliau ieškot bunkerių tada. Ir šiaip košia senas telefonas, skardinė kažkokia. Čia nėra ryšio, bet kažkur tenai turėtų būti bunkerių linija visa. Ir va, kažką radau dabar. Šiaip dar kitos vietos, kokį kilą reiktų eiti. Bet ir jau čia tie bunkeriai prasideda. O toks va bunkeris. Visa linija jų. Nu gal šunų bunkerį nėra, gal jie negyvena tenai. Viduj tai... Nu blemba, nieko čia ypatingo. Čia tokie mažesni, nes man atrodo yra ir didesni, yra du tipai bunkerių Albanijai. Čia tokie mažesni. Nu, su šiukšlė matau nelabai sekasi jam tvarkytis. Ir miške čia kalnuose pilna, ir mieste pilna visur. Čia bus koks kilas, 1,5 kilo aukštį gal. Nemanau, kad čia daugiau bus. Bet matos dar visi medžiai be lapų. Nors jau žemiau viską žalia, kaip kokią vasarą. Einu čia, žiūriu tenai kažkas. Kažkokie kapai. Varom pažiūrėt. Žiūri random vietai. O. Čia šuniukų kapinės bus. Tenai dar pora yra. Nu, ten tokie jau negražus debesėliai. Jei pradės lyt, ką daryt. Na, kokį bunkerį ieškot ir slėptis. Blemba, jau jaučiu pradeda. Au. Kai durė. Arba gal miškų gyvena. Toks vas patukas padarytas. Tiesiog. Šitai wow atrodo. Fleba, kaip įsigandau. Gavau mišką tenai. What the fuck. Čia toks įdomus objektas. Tiesiog taip palikta.
Pavyzdžiui, kas čia. Okay. Bet žinot, kas tenai, man atrodo, matau dar bunkerį. Varom. Tokiu va taku, aš nežinau. Prieisiu čia, ne, įdomu, kur veda takas. Į pušį. Vėl išėjau ant kelio, nes neišėjau praeit. Va, tik biškį paėjau. Va, jau turim bunkerį. Aišku, pilna šiukšlių. Jo, čia pilna jų. Čia viena, senai toliau tu eina, ten dar vienas ant viršaus. Pilna, tu visa linija. Galima į viršų užlipti. Okay. Einam, pažiūrėt, kas vidai. Čia ir baigęs, toliau nieko nėra. Ok, aš dabar dedu kamerą, bandysiu nulipt. Saugiai tikiuosi. Iš karto sutemo. Baisiai pila dabar. Baisiai. Visas šlapas jau. Visas šlapas. Eikti savo. Jau grįžau namo, viską džiavinu dabar, nes viskas sušlapo, absoliučiai viskas, net kortelė šlapo, powerbankas vidai irgi šlapo buvo, nežinau, gal viskas bus gerai. Mikrofonai, net pasas, tipo, nežinau. Čia kuprinę džiavinu, megztinį, tenai batus pasidėjau. Kokį burgerį šausiu, manau. Mano powerbankas atrodo neveisinga. Iš kameros turėtų būti viskas gerai, nes vis tiek jinai neturėtų bijot vandens. Jep. Tik baisu dėl mikrofo. Nes jie tai visiškai nesparos vandeniui. Tai labas rytas, turim pagaliau gerą orą. Šiaip turiu šiek tiek laiko iki autobuso, tai nuvarau dar į vieną muziejų, esu pasižymėjęs tokį. Šalia bus pagrindinė aikštė ir tada jau lėkiu į kitą Balkanų šalį. Tai va, čia toks muziejus. Jis tokio panašus principo, kaip ir KGB muziejus yra. Aišku, KGB jie nevadindavo, čia vadinas House of Leaves, lapų namas, kažkas tokio. Irgi sakė senos aparatūros, propagandinių posterių visokių.
plakatai. Aparatūros dar kažkokias išlikusios čia. Turim bunkerį čia. Nu, toks įdomesnis šitas. Čia prie pat muziejaus toks bunkeris yra. Nueisiu į apačią. Ir va toks koridorius čia. Anksčiau turbūt buvo vis tokie pagrindiniai pastatai sujungti tokiais koridoriais. Tūlikas tiesiog. Nu tai ką, atvariau čia pagrindinę Tiranos aikštę. Šiaip tai aplink centrą tai visai gražu, statosi iš tų dangoraižių, viskas ganėtinai čia sutvarkyta. Bet biškį toliau nuo centro, ten vis tiek po tokius rajonus vaikštai, tai ką žinau, net nelabai Europą panašu. Lušnynai tokie, nežinau, daug žmonių, chaosas visur. Bet okei, dabar varau ieškoti mikriuko. Važiuoju dabar šitų mikriukų. Tai dar kokias 3 valandas reikia važiuoti. Čia žiauriai krauta tie keliai. Žinau, biškį bloga darosi. Tai dar kartą sveiki, čia iš ateities. Tai jeigu pažiūrėt šitą video, palaikinkit, pasubscribinkit. Ir šiaip jau sugrįžęs čia į Vilnių ir susiplanavęs, ką čia maždaug įdomesnio pafilmuot. Tai tikrai turėtų būti gerų video, bet dar vienas video laukia iš Balkanų. Ir jo, tai pasubscribinkit ir sumatysim neužilgo. Iki.